pakeisti šiandien krūtinę nugarą. Ir šiandien bus bombinis varkiautas, apšė bomba. Kodėl? Todėl nes jaučiu, žinot, būna tokios dienos, kad kartais, kai atsikeli ryte, ir tu jauti, kad bombinis varkiautas šiandien bus. Šiandien smešinsim, baisiai smešinsim krūtinę nugarą. Tipo žoskai, baisiai. Ir pradėsim nuo veičeko, nes jau senai darėm. Čia įdomu, kiek sveriu. Oho. Šimtuką nugriuvau. Not bad. Ir kas čia? Kodėl nugriuvo? Mitybos sutvarkė mitybą. Pradėjom valgyti tiesiog sviestas, jautiena, kiaušai, medus ir bananas. Ir manau, realistiškas mitybos planas. Kol kas jaučiasi lengvai, galėčiau išlaikyti tokį. Nes geriausias mitybos planas, geriausia dieta yra tokia, kurios gali laikytis. Tai va, varom šimtuką, dabar repinsim ant inklaino. DJ Fly de caramba, é o brabo da putaria, é o DJ Maru Tashi. Apgailestautina, kad tai 6 repsai. 7 stumis, tai jaučiu toksai, galvoju, stumsim. Ir taip jaučiu, jis tas atgal pabiškį pradėjo judėti. Ir biškį. Kameramenas turėjo sterpti, išgelbėti mane. Jis būtų biškį minusauros bačių prasidaręs. Yra, šis presas šiandien ne 8-5, šiandien 9, todėl nes jau jaučiu, kad laikas čia progresuoti. Laikas dėt daugiau čia svorio. Nes 8-5 jau per lightweightas. Dedam 9 ir jeigu varom iki failure. Biškai, per sunkus jau testas 9. Labai sunkiai. Bet gerai, kai treniruotė bus lengvesnis. Kodėl? Todėl nes iki failure padarėm, pailsėsim, raumo atsistatys, raumo bus pristaikęs ir bus stipresnis ir bus didesnis. Tai va veikia augimas. Dumbbell fliesai vėl stram, nes stram dar kol kas heavyweightas. Jeigu kalbėsiu, dumbbell flies patys nepasidarys. DJ Maru Tashi, só tá putaria.
paliau, kai daug žmonių aplink. Norėjau 8-5 dėt. Nu, bet, dar galvoju. Vieną treniruotę padirbsim su 8, kitą treniruotę bus 8-5. Tikiuosi. Man pagal viskas turėtų būti. Padarysim, kad būtų. We'll make it happen. Viso, 8, su dropsetais ir judėsim prie deadlifto. Mano dabar pagrindinis tikslas, pagrindinis dalykas, kas man dabar galvoju, tai yra deadliftai. 100 kg deadliftai. Ir būtent sumo, nekonventional. Sumo per daug mėgstu. Vieną kaip pabandžiau, bet daugiau prie conventional niekada negrįšiu. Only sumo, visą laiką. Sumo for life. Cheating for life. Ne, sumo ne cheating tikrai. Sumo taip pat sunku kaip ir conventional. Ir atėjo sulaukti deadliftai, 100 šiam. Gražiai užsidėjo, visi juodi, sorry. Gražiai atrodo. Bet jausias, tai sunkiai tikrai. Ok, praeitą treniruotę buvo 6. Tai šitą treniruotę kaip minimum 7. Kaip minimum 6 bandys. 7 turi būti. Nes turi būti progresas. Tai bandysim jo, kaip minimum iki 7 išspaus iš tikrųjų. Nes viskas čia iš tikrųjų, pagal viską fiziškai, manau, galiu 7 iškelt. Aš kiekvieno repsų daugiau negu praeitį kartą. Tai pagal viską turėčiau iškelt tikrai. Ir viso, varom, bandom, keliam, liftinam. Cubico do acabou, moça é a nossa tropa, avançar nessa gostosa. Sakiau, kad bus 7. Minimum 7 bus. Minimum 7 ir buvo. Bet čia buvo maksimum 7, o ne minimum. Tikrai nebūčiau daugiau padaręs. Ir tai tas 7 vos buvo. Jau galvoju nepadarysiu. Bet čia viskas buvo. Sakiau, kad padarysiu, tai ir padariau. Ir bam, dabar keičiam vėl pusę. Nes, žinai, jeigu nori didelių foramsų, tai turi, nedarant foramsų, nori didelių foramsų, tai turi deadliftus. Tikrai drošintis. Daug deadliftų, daug svorio, didelio. Tu jį laikai ir viskas, jie čia užskačiavimą, užsipumpuoja patys. Tai čia pasyvus gainsai vadinasi. Žinai, kaip passive income, bet passive gains.
Bet toks dalykas su forearmsais. Didelių forearmsų nori, taps stipresnis, didesnius svorus laikysi ir tada automatiškai ir gripas stipresnis, nes didesnius svorus laikai. Logiška, tikrai logiška. Šiaip neturiu paaiškinimų, kodėl tik 2 repsai, vietoj 7 buvo. Pirmas setas 7 buvo, nes 7 buvo vapšė, čia buvo over the top man. Čia virš mano limito buvo over the limits, grinai. O dėl to mes pasiekėm savo limitą, pasiekėm viską failure, visiškai nujungėm, sudestrojinom savo kūną su deadliftais. Dėl to antras setas buvo tik, aš vos vieną padariau, bet padarėm 2. Nes ką aš lochas, kad tik vos vieną padaryti. Nežinau, viso. Liko tik rausai, nežinau, aš ne kiekvieną treniruotę aš darau, bet šiandien aš, nesvarbu, kad jaučiuosi visiškai sudestrojantas po tų deadliftų, aš vis tiek noriu padaryti rausus, nes šiandien jau atsikėlęs ir aš jau žinau, kad šiandien bus bombinis workoutas ir aš norėjau padaryti tos rausus. Aš net jau važiuodamas iki kačialkos, aš įsivaizdavau, kad aš rausus ant galo darysiu. Tai rausų tikrai skipinsim, rausus padarysim. Ir šiaip puikiai vidosas nusifilmavo. Aš net pats nustebęs, kad kai tiek žmonių aplink, aš taip ramiai nufilmavau vidosą. Nes dažniausiai aš gaudau palievą. Bet jau kelintas 5 mėnesius, kai filmuoju, tai jau savo šizofreniją užkačialinu. Jau pripratau, kad kačialkai vienas prieš blokelį kamerą kalbu. Tai pats su savim gaunasi. Tai ką, aš ne su savim kalbu, aš kalbu su jumis. Kalbu su jumis, kad aš įsivaizduoju jūs. Kameramenas jūs atstovauja. Žiūrėdamas į kamerą, įsivaizduoju jūs ir kalbu su jumis. Tai va. Ir viso. Kol daugiau nesąmonį nepasakiau, reikia daryti rausus. Nes daugiau kalbėsi, didesnis šansas nusišnekėti. Irgi. Tokia išmintis. Jau 100. Ant vienos rankos. Strongman. Pra quem vai fazer fumaça, pra quem vai fazer fumaça, pra quem vai fazer sucaço, novo hit, pra quem vai fazer fumaça, pra quem vai fazer colocadinha, vou sarrar gostoso hoje na treta. Sequência de 9, sequência de colocadinha, eu vou sarrar gostoso hoje na treta. Ir heavyweightas. Heavy trefkė вообще buvo. Epic trefkė buvo čia. Jinai epic workoutas. Šiaip kiekvienas workoutas pas mane epic. Ne vieną kartą sakiau kodėl. Pats žinai kodėl. Bet pasakysiu dar, nes high intensity workoutai pas mane, dėl to ir epic workout. Treningas kaip aš bus didelis, stiprus. Ir turėsi daug laisvo laiko ant savo kitų nesąmonių. O ne investuosi kiekvieną dieną po kelias valandas ant kačialkos. Ir čia laiko švaistimas. Laiko švaistimas kiekvieną dieną vaikščioti kačiai į salę. Ir metus nematyti, rezultatų neprogresuot. Arba minimaliai paprogresuot. Neįdomu minimaliai progresuot. Reikia stipriai progresuot.
Nu viso. Workoutas, epic workoutas, done. Smešinti limitai, linai pieras. Ant vieno repsų daugiau, jeigu prie kartą. Nu, viskas. Šiandien baigiau. Ir ačiū, kad žiūrėjai.